Labas visiems, tie, kurie žiūrite mano video. Šiandieną noriu pakalbėti apie patirtį su tinklinė rinkodara. Ir jeigu giliau pamastytumėte, daugelis žmonių aplink jūs nors vieną kartą yra bandę veikti tinkliniai rinkodarai skirtingose kompanijose. Ir nuo kiekvieno žmogaus, nuo jo patirties ateina ir nuostata apie tinklinę rinkodarą. Ir jeigu jūs sutikę savo pažįstamą žmogų, kuris tame dirbo, veikia, jisai turės savo unikalią nuomonę apie tai ir jisai jums patars, ar verta, ar ne. Bet aš noriu pasakyti, kad velniop visas šnekas, visas nuomonės, jūs rinkite savo nuomonę, rinkite savo patirtį, turėkite savo patyrimą. Dėl to, kad mes visi skirtingi žmonės ateiname su skirtingais tikslais, su savo skirtingais turimais jau įgūdžiais, su savo skirtingom charakterio savybėm. Su daugelį dalykų, kur pas kiekvieną yra nevienodai. Pas vieną yra didesnis ryžtas, didesni tikslai, kaip tik iššūkiai žmogų augina, duoda motyvaciją, vidinę ugnį užkuria, o kitam iššūkiai, kai reikia pačiam nutraukti tas vidinės ribas, ties to, kad žmogus savo sako, negaliu, nemoku, to nedarysiu, čia ne man. Ir jisai turi kitokią jau patirtį, kitokią nuostatą. Taigi tai, ką girdite apie tinklinę rinkodarą iš savo rato žmonių, arba jeigu skaitote kokius komentarus, kurių taip pat yra tiek teigiamų krūva, tiek visokiausių kitokių, žinokite, kad galima laikyti tik tokiais preliminariais kažkokiais dalykais ir priimti kaip kitų žmonių nuomonę, patirtį. Kartosiuosi N kartų, bet iš tiesų turite ateiti ir patys pasižiūrėti, kokias naudas čia galite gauti, kaip jums čia jaučiasi. Nes ir mokykloje, ar universitete, ar bet kokiam darbe, kur jūs neturite įgūdžių, jums reikia pereiti tam tikrus momentus, kai jūs turite skirti laiko žinioms, praktikai, analizei, kas sekėsi, kas nesiseka, kur mano stiprioji pusė, kur mano silpnoji pusė, discipliną įgyti, mokėti susiplanuoti savo laiką, užduotis. Man kas labiausiai patinka šioje srityje, kad mes kiekvienas turime savo asmeninį mokytoją. Tai yra žmogus, kuris turi dažniausiai daugiau patirties ir jisai yra visada šalia, kai jums jo reikia. Jūs galite gauti tiesiogiai atsakymus, galite gauti palaikymą. Tik vėlgi priklauso nuo mūsų pačių, kaip mes mokame paprašyti pagalbos, kiek mes esame linkę bendradarbiauti, konsultuotis, kiek mes turime noro išmokti šios nepaprastai naudingos srities kaip rinkodaros, kaip tinklinės rinkodaros. Tai yra žmonių tinklas. Mes žinome kompanijų tinklus, ar ne, ten vieno ženklo, prekybcentriai ir taip toliau, tai yra tinklai per visą Europą išsidėstę ir taip toliau. Bet čia yra žmonių tinklai, kurie praktiškai veikia panašių principų. Kiekvienas žmogus turintis narystę, jisai gali kurti savo patenkintų žmonių tinklą, per kurį judės kompanijos produktas. Ir jisai kuria savo atstovybės su kiekvienu žmogumi, kiekviename atskirame mieste, kiekvienoje atskiroje šalyje. Tai yra labai įdomus darbas. Svarbiausia, tai yra tiek gylio, tiek žinių, tiek psichologinių dalykų, žvelgiant, atsigręžiant į mus pačius, mes daug apie save sužinome, ko mes nedrįstame, ko mes manome, kad negalime, bet iš tiesų mes galime. Ir tos baimės visos, su kuriuom mes susiduriam, jos dažnai subliūkšta. Labai rekomenduoju turėti savo asmeninę patirtį, nes tai yra superinė veikla. Apie tai ir daugiau, apie patirtį su tinklinė rinkodara, jūs šiame mano kanale vis dažniau išvysite kažkokių podcastų su tinklininkais, tiek pradžiamoksliais, tiek jau patyrusiais. Ir aš manau, kad vis tiek ateis tas laikas, kai jūs galvosite, viską, ką aš mąsčiau apie tai, prieš tai, iš nuogirdų, iš kitų žmonių atsiliepimų. Aš noriu pati patirti, ką reiškia
šioje srityje augti, tobulėti ir siekti rezultatų.